projektas, kuris prasidėjo dar nesibaigus žiemai. Taigi nusprendėm, kad mums šiemet reikia labai šiltnamio, nes kiek pas tą mamą važiuosi ten tų pomidoriukų valgyti. Pradžiai buvo bandyta įsigręžti polius su rankiniu tokiu, bet galiausiai nusprendėm, kad šiuolaikiškai įsigręšim tas skylutes ir tada jau užsibetonuosim tuos poliukus ir jau galiausiai pamatukus. O užsimanėm šiltnamio tai tokią kažkokią mandresnę, taigi žiūrėsim, kaip čia mūsų gausis jau galutinėme variante. Šį kartą, aišku, jo dar neparodysiu, nes mūsų šiltnamis dar vis nėra baigtas, bet pasigrožėkime procesu. Taigi sumastėme pamūryti tokias senovinės plytas, jos labai gražiai atrodo, tuomet jau susivirinom metalinį karkasiuką, šiaip dar buvo mintis ir apie medinį, bet galiausiai nusprendėm, kad bus metalinis. Reikėjo jį dar šiek tiek ir padažyti, pasirinkom atracitinę tokią spalvą. Tai vienas virina, kits teplioja, taip kartu ir darbavomės. Tos dienos buvo labai fainos, nes buvo nevėjuotos. Taigi šitaip po truputuką karkasiukas ir susitvirtino. Na, koks bus galutinis variantas, sužinosim vėliau.